O, labas rytas. Žmogus labai jau stengiasi. Kiekvieną vakarą montuoja. Reikia pasirinkti begalę. Arba ką nors darai, kad jūs pamatytumėt žiūrovai, arba mėgi. Ja. Tai jis pasirinkta, kad jūs nieko nematytumėt ir tik tai miega visą laiką. O kaip patinės. Labas rytas. Labas rytas, štai Aš. Labas rytas. Išduosiu paslaptį. Aplankę Nuotykių fabriko Facebooką galite pamatyti daugiau nuotraukų nei pas mane. Tomas greičiau sugeba pašėrinti jas negu aš pats. Ir o aš dar savo truputėlį gal šiandien parinksiu, pataisysiu. Ir gal vakarop arba rytoj ryte padarysiu albumėlį. Nu mes liko 2 minutės iki taško ten, kur vakar siunčiau vakare. Važiuojam į trasą, o aš kaip tik padariau nuotraukėlės, vat pabaigiau siunčiau Tomui. Tik tai ten po to yra vieta kažkokia, kur ten... Baisiai noriu vėl. Ribojimai gal dar. Net įsijungiu appsą, nu tai 3 valandas 52 minutės. 4 valandas beveik neblogai. Klausyk, reikia pažiūrėti, dar teoriškai, jeigu Karolį spėjom, tai reikia Karolį imti, bet jis labai anksti išvažiavo. Klasikų ta DK26 klasikų. Labai netoli klasikų startas, nuo automobilių starto, galbūt galime juos pasiekti. Fuck. Na, man atrodo dar per anksti kalbėti. Labas rytas. Labas trečias rytas. Na, rytas jau kažkuris, bet trečias greičio ruožas. Nuotykių fabrikas renkasi, o mes esame trečio greičio ruožo klasikose. Vakar Karolis laimėjo ir todėl mes jo nematom. Tikriausiai švenčia. Nuostabus rytas, bet jau saulė kyla, bet jau šalta. Jau šalčiau. 12 laipsnių rodo. Gal net norėtųsi jau ir nebe šortų, o kelnių. 12 laipsnių, bet jutiminė tikrai mažesnė. Esame Alūloj. Vakar buvo finišas Alūloj, šiandien startas Alūloj ir liksim Alūloj. Artėjam link Heilo, vieni sako Heil, kiti sako Heil. Čia tokias vienas šaltesnių vietų yra. Na, pašilus dienai, įsidienojus, saulei pakilus aukščiau bus šilčiau, tai dar šiltų kelnių netrauksiu. Tiesą sakant, šiltų ir neturiu, tik tais ilgas. Bet Heile gali būti, kad reikės. Tai va, labai gražios vietos, tokios solytės, čia jų mažiau, kur esam. Pravažiavom gražių vietų, bet dar baiginėjau vakar dienos fotkės, nepradėjau savo vlogo, sakiau nevloginsiu anksčiau, nors buvo ką parodyti ir per langą. 4 valandas miego vėl.
Šitie vlogai mane nuves į kapus, man atrodo. Ne Dakaras, ne kažkokie pavojai ar iššūkiai, bet vlogai. Kažkaip šitą reikėtų trumpinti kalbelę irgi. Gal lengviau būtų mažiau redaguoti. Ir tai neredaguoju visai. Tiesiog vadinama tokia dešrą padarau, nes kito atveju tai irgi nei Dakaro normaliai, nei pasimėgavimo, nei fotkių. Kažkaip nelengva šita dalis man persilaužimo, bet susilaukiu gražių komentarų. Labai patinka, kad nieks nesako, kad prastai montuoju, nes jo, čia tikrai šiais metais visiškai irgi neskiriu dėmesio, daugiausias dėmesio skiriu fotografijai. Turiu gražių nuotraukų, labai patenkintas. Jo, bet sulaukiu komentarų gražiausių dėl tos virtuvės Dakaro, kurios kiti žmonės ir nerodo. Aišku, kiti žmonės kitaip ir gyvena negu mes. Mes čia tokie raganiai. Bet dėl to ir renkuosi savo jubiliejiniam Dakarui nuotykių fabriką. Nes, toks Dakaras, mano nuomonė, yra tikriausias, kada bandom, lendam, ieškom, tada ir randam. Kažkaip komfortiškai keliauti, apsiribot tik tais tuo, ką gauni, nebandyti kažkur giliau įlysti, nebandyti, aišku, giliau mes ir negalim dėl padangų ir neparuošto automobilio, bet bandyti daugiau visą laiką yra geriau, man atrodo, o kaip gausis, jau taip gausis. Tomas gerai sako, už pastangas 10 balų, o kaip gavosi, taip gavosi. Tai mes visą laiką stengiamės pastangų kuo daugiau įdėti. Tomas su vyrais tempia vėliavą. Mes galime truputėlį užmesti akį į krūmai, į klasikus. Labai neilgai, nes jau 5 minutės įkalbėjau. Tai kažkur prakirpsiu kažką. Senas Pajero komanda. Porsche'as. Tikriausiai vienas gražiausių automobilių tarp klasikų. Turim ir chuliganą. Bet čia yra dabar pavyzdys, kol dar noriu dar vieną parodyti automobilį, kur yra labai sunku man. Graži saulė rytinė. Galėtų būti truputėlį aštresnė. Jau man patinka rytinė saulė, bet yra tokių dulkių kažkiek. Jinai slopina, bet minkšta graži šviesa. Dar vienas paršiukas. Bet grįžtu prie to pavyzdžio, kas yra man sunkiausia, kaip ir dabar. Nuostabi saulė, nuostabus rytas. Danulė, žiūrėk. Linkėjimai Danuliai. Manau, kad tu irgi galėtum savo Porsche atginti čia. Labai tiktų. Grįžtu prie to svarbiausio dalyko, ką norėjau pasakyti, svarbiausia, sunkiausia. Graži saulė, gražus rytas, galima padaryti nuostabių nuotraukų, besiruošiančių lenktynininkų laukiant Karolio. Dėl to galbūt ir leidžia sau šiek tiek pakalbėti, nes Karolio dar nėra. Ir galėčiau fotografuoti dabar, bet kalbu, filmuoju. Ir tuo pat metu ir fotografuoti, ir filmuoti galima, bet
nei tas nesigaus gerai. Tai va, čia toks yra sunkiausias dalykas. Persiplėšiant kenčia abi pusės. Bet, na, pastangos 10 balų, ne? Nu, bet norėtųsi zoomo. Ten vyrai neša vėliavą. Skleis. Palydėsim Karolį į startą. Pasveikinsim taip jį su pergale. Gal turim minutėlę, galim pažiūrėti, kaip startuoja. Vienas gražiausių automobilių ir vat kaip matote, starto teisėjai linksminasi, išleidžia Porsche. Ir čia va gal to ir skiriasi klasikas nuo pagrindinės klasės automobilių ir motociklų, kad čia toks truputėlį atsipalaidavimas didesnis, be abejo yra kovos, bet, kaip pasakyti, čia labiau visi vieni kitiems padeda, labiau supranta vieni kitus ir toks labiau džiaugiasi, kai išgyvena dieną. Pamenu, prieš porą metų priėjau prie vienos komandos, antrą gal dieną, virina automobilį jau ten, taip pajuokavau, sakau, tai keiskit naujom detalėm, ką čia virinat. Sako, ten su Peugeot kažkokiu važiavo, sako, mes turim atsarginių dalių, bet sako, mes visą pasaulį pažįstam tų oldtimerių, sako, mes turim supirkę beveik viską, ką įmanoma nupirkti dar, arba mažai dėvėtų, arba net ir naujų detalių turi ir sako, jų tiesiog jau nebėra, tų detalių papildomų, todėl kol galim virinam, o jau kai jau nebeturėsim, tada jau ten dėsim. Tai tikrai jiems yra gerokai sudėtingiau negu visiems kitiem, net ne iš biudžeto klausimo, o vien dėl to, kad tų jau originalių detalių beveik nėra kai kurių senų automobilių. Tai brolis kažką jau ateis, kažką pasakys. Nieko nepasakysiu. Atėjau užtikrintų žvilgsnių, galvojau, jau kažką reikės daryti. Vienintelis BMW Dakare per 40 metų šitas modelis antrą kartą startuoja Dakare. O, sakai, nieko nesakysi. O pasakė, vienintelis BMW per 40 metų šito modelio. O, X5. Huliganas, vat norėjau sakyti, jo, buvo BMW, bet huliganas vienas. Štai ir Karolukas. Ai, tu čia mane kesgalas. Su pergalė! Ačiū. Nu, bet žinai, dar yra ką veikti. Bet etapo laimėtas. Bet medalį turiu, galiu varyti namo. Good morning! Taškų, kad ten, žinai, 30 baudų gauni vienoje vietoje vos ne, kur tiesiog buka tokia klaida, kur gali tiesiog važiuoti keliu ir nieko nebus. Nu, ten esmė, kad kai tą greitį matuoja vidutinį, pavyzdžiui, važiuoja kokius 10 kilų, jį suvedi ir tada būna koks takelis. Ir į tą takelį ten, ką nors ten sugribauji, prarandi 10 sekundžių ir takelis dažniausiai kur siaura, ten pamatuoja tave. Nu tai va, tai žinai, 10 kilų stengiasi, kur nereikės stengtis, o ten, tipo, šiaip prigribauji kažką ir tada užbauduoja. Tai va, tai bandysim neprigribauti takelis. Geriau 2 sekundės pralošti visur, bet ne po 10-15 vienoje vietoje. Irgi, nu tada padangas ruoštis, po to sakė fotkę darysim. Kiek Ignai, 1.5. Kol kalbėjai apie taisyklės, ir galėtum, šiaip žmonės labai daug klausinėja ir grubiai ir trumpai, tai kaip tokios yra taisyklės klasikų? Jo, tai
Pagrindė čia yra reguliarumo testas, tai jame yra vidutinis greitis nustatytas. Tai turi kelio knygą ir kas kiekvieną langelį yra parašytas, kokiu greičiu turi važiuoti. Ir jis keitalios, kas ten 300 metrų, kas kilometrą, ten 30, 75, šiam, 3, kiam ir taip toliau. Ir vis keičiasi. Ir idėja yra tokia, kad kai tu startuoji reguliarume, įsivaizduokit, yra vaiduoklis automobilis, kuris startuoja ir jis važiuoja lygiai 3-5 km pirmą kilometrą, tada ten nuo 2 km iki 2,5 važiuoja šiam 5, po to ten 30 ir taip toliau, ir jis taip važiuoja. Tai tu turi susilyginti su juo ir tilpti 1 sekundę, minus 1 sekundį tu negauni baudos taškų. Jeigu tu, tarkim, pradedi atsilikti 2 sekundės, gal tu negausi baudos taškų, jeigu tavęs nematuos, nes tu nežinai, yra aklimatavimo postai, tarkim, šiandien ilgi etapai, tai bus kokių iš viso 70 matavimo taškų, gal, mes nežinom. Ir tai gaunas, jeigu tu važiavai idealiai su vaiduoklio automobiliu, bet tavęs nematavo, tai kaip ir nebuvo skirtumo, ar tu atsilikai ar ne. Bet, pavyzdžiui, ten kokia sudėtingesnis ruožas ir tada organizatoriai dažniausiai uždeda kokį matavimą, nu tai tada, aišku, tu ten padarai klaidą, tu atsilikai ir tave pamatavo ir kokiom 15 sekundėm atsilikai, iškart 5 baudos taškai. Kaip su Chicken Roadais yra? Tai mes su 4 vedamais padariais visureigiais važiuojam, tai mes važiuojam per kopas, jokių Chicken Road. Okay, bet jie yra ir šiais metais, jo? Visą laiką jie yra? Yra, bet jeigu Chicken Roadai... Kam jie yra skirti Chicken Roadai? Kada gali pasinaudoti jais lenktynininkai? Tai gali pasinaudoti tik tai, kas turi 2 vedamus, arba ten tam busiukui davė, leido naudoti, tada jie negauna baudos taškų už tai. Visi kiti irgi gali važiuoti Chicken Roadą, bet tada gaus baudas už visą etapą. Tai kaip ir labai skaudu būtų važiuoti. Taškai skaičiuojasi nuo pirmo tobuliausio atvažiavusio? Ne. Tai idealiu atveju, įsivaizduok, jeigu visus reguliarumo testus pravažiuoji idealiai su vaiduokliu automobiliu, tai gauni 0 baudos taškų ir tada navigacijos testai ir kopų testą pravažiuoji irgi visus pointus surinki, tada gauni irgi 0. Tai idealiu atveju turėtum finalę turėti 0, bet taip neįmanoma, tai tiesiog kas mažiausiai prisirinks tų taškų. Tai kiti už vieni iš lyderių tai už greitį gavo 50, tai galima ir taip prisidirbti. Tai irgi gerai. Nepridirkim, ko nereikia. Stengsimės, einu padangas ruošti. Va, ketinau Karolį pasigauti, pasigavau Karolio praėjusių metų Dakaro pusę. Ignis puikiai viską paaiškino, tikiuosi, kad ir jums aiškiau. Ir man aiškiau, nebereiks pilstyti iš keuro į tuščią, nuspėjant taisyklės. Klasikai, labai įdomu. Visai norėčiau pravažiuoti klasikus. Sauliau? Kiek pučiam? 1,3 priekį, 1,3,5 gale. Ačiū, pasinaudosim. Karoli, matau, sutvarkėjim automobilį, atsigėrei, laikas pakalbėti. Trumpai, labai svarbus klausimas. Kodėl žmonės važiuoja klasiko? 2 priežastys gali būti. Pirma, tai iš vis, kodėl važiuoja Dakarą. Tai Dakarą, kodėl važiuoja, gal atsakinėti nereikia, daug kartų atsakyta. Bet jau kai sugalvoji, važiuoja Dakarą, tada galbūt kodėl klasiko, kodėl ne klasiko. Tai vieni, tai tiesiog romantika, seni automobiliai, arba kaip tik labiau atkartojimas to vintažinio, ar ne vintažinio, gal originalus ralio, tas, kas būdavo anksčiau, be palaikymo, ten visa kita, visa antra, visa trečia. Dar kažkoks gali būti variantas, kai tiesiog gal nesugebi taip greit važiuoti, kaip važiuoja T1 plus kategorijos automobiliai, tai tiesiog čia viskas šiek tiek tikrai, reikia pripažinti, kad paprasčiau važiavimo prasme. Ir kitas dar ir finansinis gali būti aspektas labai laisvai. O, tai gerai, kuris yra tavo? Kokį atsakymą norėtum? Aš kaip senas romantikas, man patiko tas pirmas irgi. Jo. Aišku, kad aš labai mėgstu tai, ką daro klasikiniai automobiliai Dakare ir visa kita. Bet nesakau, kad tai važiuoju tikrai norėdamas tai daryti ir tai yra mano didelė svajonė, bet nesakau, kad nesvajoju važiuoti ir į greitą Dakarą. Prieš palinkėdamas, kad svajonės įsipildytų dar, koks tavo yra pagrindinis skirtumas tarp, sakykime, klasikinio Monte Carlo, arba kuris dalyvavęs su kitais automobiliais ir šio? Jie nepalyginami. Jie visiškai nepalyginami. Nors tas klasikinių automobilių jausmas ir ten labai geras, bet nepalyginami. Vienas tai yra toks nuotykis gamtos. Tu esi visiškai... Nors bendrai name irgi ten, kai išvažiuoji tos kalnas, irgi labai geras.
žinok, nežinau. Labai daug bendro, bet kažkuo labai skiriasi. Na, visų pirma, tai Monte Carlas, Monakas, finiše viešbučiai, geros vakarienės, šampanai ir kiti dalykai. Yra visiškai priešingai negu čia, kai 20 dienų palapinį mėgi ir smėlį valgai. Tai ar galėčiau sakyti, kad sausis tokiam experience'ai, o kažkuris kitas laikas Monte Carlo yra geriausias balansas? Tai aš iš karto šitą visą 20 ar kiek čia dienų smėlio valgymą labai greit atsveriu, iš karto savaitę išvažiavęs Monte Carlo ralį ir išsilygina mano gyvenimas. Aš mėgstu, kai vieną dieną grikiai, kitą dieną steikas. Kas tada likusius 10 mėnesių laukia? Tortai? Atsigavimas. Kaip sako legendos, baigėsi Dakaras, prasideda Dakaras. Tai va taip. 2 svarbiausi klausimai. Širdelė. Tai va, labai fainai Ignas papasakojo apie tokią reglamentų dalį, šiek tiek teorijos. O Karolis šiek tiek papasakojo tos tokios dvasinės klasiko dalies. Tai va taip, man atrodo, šitą epizodą ir paliksim tik su klasiku. Laikas family photo su vėliava background'e. Sveiki atvykę į Lietuva! Paliekam ruoštis klasikiukus, nemirštančius romantikus prieš startą. Einam į startą. Čia žinoma nebus tokių vaizdų kaip T1 plius ir kitur, kur nuo pirmų sekundžių vyrai suka ratus. Čia vyrai biškį pasaugo savo mažulis. Bet jo, Karolis gražiai pasakė apie tą romantinę dalį. Kad jo, kai kurie čia važiuoja dėl romantikos ir tai iš tikrųjų jaučiasi, būnant šalia šių senų automobilių. Ir labai smagu, taip pat tarp to žiauraus veiksmo peršokti prie truputėlį lėtesnio veiksmo, prie tos romantikos. Tada pasiilgsti ir to veiksmo labiau ir pasikrauni tokio šiek tiek ramesnio. To labai tinka žodis romantika iš tikrųjų. Tai labai smagu, kad pavyko. Šiandien yra ir automobilių startas visai netoli ir motociklų startas visai už kampo. Ir visai neseniai Nerimantas startavo, bet vat ir pasilikom šiek tiek pabūti su klasikais, skirti dėmesio ir jiems. Jų trasos būna kartais toliau nuo automobilių ir nelengva juos pasiekti. Praeisiais metais tik vieną kartą matėm. Irgi vieną kartą buvom sustoję prie starto ir vieną kartą trasoje, bet labai taip minimaliai. Tai norisi aplankyti visus, norisi pamatyti visus. Nuotykių fabrikas jau pasiruošęs išlydėti. Karolis atvažiuoja į startą. Man reikėtų susiplanuoti kadrą, kad per šitą kalbėjimą nepadaryčiau beleko. Harley Davidson. Aš susidūriau su problemyte. Fainai, kad turim visus lietuvaičius fanus čia. Fainai, kad turim vėliavą background'e. Bet turim dalyką, kuris man nepatinka. Norėtų fotografuoti čia, bet tas dalykas vat ir yra va čia ir čia. Šešėliai. Šešėliai, kurie nuotraukoje. Viskas gerai, fantastinis kadras, nereikia, tu kūrybiškai, tu moki labai. Tomas mane traukia per dantį dėl baltos šviesos balanso, dėl ISO, dėl ryškumų, dėl visko, dėl šešėlių. Lygiai tą patį daro ir draugai Lietuvoje artimiausia. Toks jau esu. Jeigu galiu, noriu padaryti geriausiai.
Tai kol turiu šiek tiek laiko, pabandysiu tą geriausią ir spausti. Karolis išlydėtas, Ignas išlydėtas, mes važiuojam toliau, nuostabus rytas su lietuviškuoju čempionišku klasiku. Filmavo ir čia organizatoriai lietuvius ir official Dakaro social media taip pat pridėję jau yra lietuvių. Man atrodo, iš to, ką matau, tai mes tikrai esame mėgstami čia. Tai va, nenufilmavau startą nei Karolio, nei Igno, nes fotografavau ir sakiau nebloginsiu. Taip sunku. Apgalvota abi dalis ir fotkinimo, ir filmavimo, ir gal kažkaip. Gal kažkaip. Ačiū.